O štai taip nusprendėme atšvęsti pratęsti Raimio gimtadienį. Pavažinėti ant paspirtukų. Ir Danutė pirmą kartą atsistojus ant paspirtukų. Bando balansą laikyti. Karapūžikas našai. Visuomet žaviuosi vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie nenustoja save stebinti ir priima naujus iššūkius savo gyvenime. Šį kartą Danutė, Raimio mama, sutiko išmokti važiuoti paspirtuku ir nors pradžioje ją kaustė baimė, jo gali nepavykti, jo gali nukristi, susižaloti, žinant, jog jos keliai yra operuoti. Bet tai jos nesustabdė, ji pasitikėjo Raimio vedimu ir atsidavė šiam procesui. Ir tai privedė prie teigiamo rezultato. Todėl ši pramoga leido jai įveikti savo baimę ir sukaustytas ir savim nepasitikinčios Danutės virsti besidžiaugiančių vaikų. Nes kiekvienas mes savyje turim tą mažąjį vaiką, kuris irgi праšося sau дėмesio. Ну как впечатление? Хорошо. Я вот и говорила, вы правда помолодели на личике? Молодец, спасибо, Дана, спасибо. Что постаралась, молодец. Другой раз будет еще отличнее. 100 минут и буду ездить красиво. Поехала. Так, стоп. Видишь, вот грани. От этой грани до той грани. За грани не выезжаем. То есть показываем. Почай. Не вот так, как ты. Я так не хочу, но так получается. Biški sutrukčiajimais. Pas mane mažiau matai, koksai yra levelis. Aš važiuoju ir filmuoju. Ну не могу догнать. A, ir tu, ane, perėmė į mano levelį? Nežinau, man prašiau sekasi. Taip, ar filmuoji aš tave? Kur tu ten? Ką, pasiek negali, ne? Slapta kamera. Žodžiu, mes su Raimiu vienas kitą filmuojame, kas greičiau nukrius. Kiek čia, gal jau pusvalandį važinėjom ir Danutė tikrai jau kur kas geriau važiuoja. Jau labiau savim pasitikinčiai. Ну, как красиво. Я даже завидую. Kiek duotumėm Danutė kaip pirmam kartui? Nu, užtikrinta 7. Aš norėjau sakyti 8. Tai va, Užtikrinta 8. 7, tai čia kaip minimum, как pidėt. Pradžioj taip, pradžioj. Pirmą puselį taip. Bet jūs dar taip ir stilingai apsirengusi esate. Sportyvina. Nu, aš jaučiu, kad Aš tai daugiau pasakyčiau, mes tai panašiai taip pat viravom. Pradžioj taip. Taip, pirmą kartą, taip. kai paėmėm paspirtukus, irgi buvo toksai neapsiėmas savimi. Aš Tai pamenu, norma. pas Nes, mane baimė net buvo. Pirmiausia, tas, žinai, susivokimas koordinacijų. Esmė paprasta, visą laiką naujas koks nors, pavyzdžiui, mechanizmas reikalauja priprasti prie tos motorikos. Tai reiškia koordinacija, tada stabdžiai gazas. Todėl to sakau visą laiką, pasiėmėt paspirtuką, žaisti tiesiog. Stabdis gazas. Važiuoja, mokasi stabdyti, mokasi gazuoti. Nes kai to neįprasta stabdyti, tu bijai ir įsibėgėti. Nu, taip. Nes kai šmėknišsi, aš siūlyčiau dabar tiesiog pamatyti, kiek gali įsibėgėti, nebijoti kryst, net jeigu ant kelių nieko čia baisaus neatsitiks. Bet aš nenoriu kristi, aš noriu normaliai važiuoti. В следующий раз. Налокотники, наколенники, шлемас. Ну, можно еще этот... Apsibintuoti su lipnia juosta. Burbuliukų ta juosta. Burbulinė ta, Kaldra su šitais, ne? kad minkštai kristi. Tada tikrai musės vysis. Kombinezoną slidininko užsidėti, kad minkštai. Газуй. Дупа. Байкер. Помидоры! Главное, в помидор не разбейтесь. Шутка. О, красиво. Без остановок. Отлично. Ну и еще один. Ратукас и обратно. Пробуем разогнаться больше. 16, так? Давай, 20. Ой, нет. Давай. Давай, Жмонка, догоняй.
Там недавно. Это что за самокат такой? Это мой... Ты ее, новшество ее. Ой, бля. Ну, девчонки, Это ваши мой впечатления? Отлично. Сколько разогнались? А я даже не смотрела. 16, так точно видно. Aš irgi nemačiau, bet maksimum spaudžiau galvą. Nežinau, 18. Ваши впечатления? Спотела. Отдыхает. Спотела. Хоть и ветру. Pelnytas poilsis pagaliau galvoja. Jo. Ir tikrai jūs labai gerai pasirodėt. Jums puikiai sekasi. Ну. Žinant, kad jūs nesportuojat, mažai judate. O čia balanso. Кто герой? Я герой. Už tai varzdą ir paneštėjo, tipo, Ты герой, я герой. taip, kad aukščiau galvą. Молодец, Puikiai мамань. viskas sekasi. Не, серьезно. Пятерочку. Opa. Молодец. Старайся от молодой жене оторваться. А Ir то. labai gerai, ir taip reikia. Taip ir reikia. Мы хорошие учителя. Ну, я просто камерист. Сейчас я Ты камерист. учитель. Что? Сейчас ты камерист. Я просто балбатуха теперь. Кому-то нужно быть? Кому-то нужно фон заполнять, да, голосом? Хорошая компания. Улыбаемся.